Ir apie Smetoną labai gerai yra pasakęs profesorius istorikas Egidijus Aleksandravičius, kad taip, jis yra istorinė asmenybė, raskit asmenybę, kuri irgi neturi tam tikrų klausimų arba tam tikrų dalykų, kurie tuo metu atrodė logiški, iš šių dienų konteksto žiūrint, mums jie visiškai nepriimtini. Bet Smetonos kaip mūsų valstybingumo tokio, kaip čia pasakyti, pagrindo ir panašiai, mes negalim nurašyti. Tai tada, kaip mes vertinam visą tą laikotarpį. Bet kaip pasako profesorius Aleksandravičius, be abejo, kad prezidentas Smetona to perversmo grieko jis nėra nusiplovęs. Jam nepavyko to padaryti ir jis to nedarė. Tai tas yra toks, kaip atviras nervas, kurį karts nuo karto reikia pakrapštyti, bet kaip ir minėjau, labai aiškiai valstybei žinoti, kur visgi yra mūsų istorinės politikos akcentai, o kur yra visokie išvedžiojimai, kuriuos dar painspiruoja Rusija su Lavrovo visokiausiom įžangom įvairiausiose knygose. Ir tų dalykų matysim tik daugiau.